Sveiki, mėly tinklalaidės sveikatos įstaigų vadyba ir valdymas žiūrovai. Aš esu Juris Beltė, socialinis psichologas, lektorius ir konsultantas. Tinklalaidė kalbinu sveikatos įstaigų specialistus, siekiant skleisti geros vadybos praktiką Lietuvoje. Ir šiandien pakviečiau į svečius pokalbį gerbiamą Ievą Bradulskienę. Ji yra Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės direktorė. Ir aš prieš pokalbio panagrinėjau jūsų CV, internete radau kaip tik ligoninės puslapį. Jūs pradėjot nuo slaugytojas, galim sakyt, nuo tos beveik žemiausios grandies. Tai pradėjot 2003 metais ir dirbat praktiškai slaugytoja 15 metų ir jau vadovaujančias pozicijas užimat 8 metus ir paskutinį 1,5 metų vadovaujat Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoniniai. Sakyt, prašau, kaip taip jau atsitiko, kad jūs tapot vadovą? Ar tai buvo sąmoningas jūsų siekis pradėti slaugyti ir tapti slaugos ligoninės direktoriumi? Jeigu taip jau visai tiksliau pradėti, tai dar besimokydama slaugos, aš pradėjau dirbti, tuo metu tai slaugytojų padėjėjų nebuvo, mes vadinomės sanitarėmis ir būtent pradėjau šitoje ligoninėje dirbti sanitarę, kurioje šiuo metu ir vadovauju. Tai mano tas kelias prasidėjo nuo šito ir paskui šiek tiek likau dirbti čia slaugytoja, toliau jau keliavau kitais keliais. Tikslingo siekimo tikrai nebuvo, aš savęs nemačiau ir galbūt neturėjau tokio tikrai niekada siekio tapti vadovu, bet taip susiklostė gyvenime, kad mano gal kažkokius tai gebėjimus ir savybės pastebėjo ir iš pradžių vadovavau vaikų chirurgijos skyriuje, dirbau slaugos administratoriumi, tada perėjau dar į kitą darbą, kur buvau slaugos administratorius, o paskui patapau to padalinio vadovu ir dabar jau čia šitoj ligoninėj dirbu kaip direktorė. Kai jūs pradėjot dirbti net ne slaugytojai, bet slaugytojas padėjėjas sanitariams, tada galim sakyti visiškai iš apačios ir turbūt tuomet galvojat apie vadovus. Vis tiek galvojat, yra geri vadovai, yra galbūt ne tokie vadovai, galbūt ir buvo kilusi mintis, jeigu aš tapčiau vadovai, aš daryčiau kitaip. Niekada nemačiau, kaip aš daryčiau, bet aš iš tiesų savo gyvenime turėjau ne vieną vadovą ir galėjau palyginti, kaip negalima elgtis su žmonėmis ir kaip reiktų elgtis. Ir tam tikrais jų veikimo modeliais, kokia aplinka susikuria, ar ne, vienu atveju ir kitu atveju. Tai čia, kai pradėjau dirbti, iš tikrųjų turėjau labai gerus vadovus ir empatiškus ir supratingus. Kai papuoliau į kitą įstaigą, turėjau kardinaliai skirtingą patirtį ir tada tikrai, tada jau ir supratau, kad šitaip su žmonėmis, savo darbuotojais iš principo elgtis negalima, nes kyla chaosas, kyla nepasitenkinimas. Ir dar išsilieja tada darbuotojas ant pačio silpniausio, tai yra ant paciento. Tai šitokių dalykų iš principo nei toleruotina, nei galėtų. Paminėjo žodį empatija, tačiau galit šiek tiek praplėst, ką reiškia taip negalima elgtis ir kaip reikia elgtis? Neatsižvelgti darbuotojo gyvenimišką situaciją, nebūt lanksčiam grafikų atžvilgiu, kabinėtis prie dalykų, kurie yra arba nereikšmingi, arba iš tiesų jų nėra, bet jie sukūriami tie dalykai, kad tiesiog, prisikabinti, pasakyti, kad tu esi kažkoks nevykęs, kad tu esi netinkamas, ar ne. Ir dabar, pavyzdžiui, aš iš tiesų savo darbuotojus, ypatingai slaugos administratorius, tokia yra tvarka. Ryte yra perdavimas naktinio ir dieniniams personalui, ar ne, persiduoda visus savo pacientus. Ir kai aš sakau, jūs susirenkat vienoje patalpoje, išsisakot, galbūt kažkas nepatiko ar tiko, ar ne, ir jeigu slaugos vadovas sumenkins darbuotojus savo ir tada atidarys duris iš tos patalpos ir išleis, kai mes sakom, į pasaulį pas pacientus, ar ne, tai tada atsigriebs. Kažkuria prasme ant tom pačio silpniausio. Tai žmogų, kai tu išleidai į darbą,
paskiri jam kažkokį darbą, jį reikia paskatinti ir suaktyvinti jį dirbti, kad jisai dirbtų, su noru, matydamas prasmę, matydamas vertę to savo darbo ir pats kaip darbuotojas jausdamasis gerai. Bet jeigu tu darbuotoją visą laiką menkini, ar ne, jį žemini, jisai taip ir jaučiasi, jisai taip ir dirba. Nedirba jis normaliai taip, kaip turėtų dirbti. Ar pavyksta pasiekti, kad darbuotojai pasitikė ir išsako apie skaudulius, kurie yra organizacijoje? Kodėl aš taip klausiu? Todėl, kad tenka susidurti su ligoninėms, gydymo įstaigoms, kur vadovai iš tikrųjų labai adekvačiai kalba, kaip ir jūs, tiesą pasakus, kad darbuotojas neturi būti žeminamas, kad turi būti išklausoma, kad jis turi jaustis saugiai, nes tas negacijas paskui persiteikia, jis taip pat bendrauja tada grubiai su ligoniais. Tačiau dėja žemesnėse grandyse yra taip, kad visgi egzistuoja tam tikras kartais ir mobbingas, nors ir vadovas gražiai kalba, nepavyksta pasiekti lūžį darbuotojų mentalitete ir mąstymą. Ir kartais galvoja, ką aš čia sakysiu vadovui, vis tiek niekas nepasikeis, o būna kokio nors skyriaus vedėja, tada jį ten kaip čia su vienais elgiasi labai gerai, o su kitais kaip tik, kurie nesaviški, pradeda jūs mobbinguoti, o pavyzdžiui, ligonės vadovai sako, kad ten darbuotojai kalti ir dėja keičiasi labai sunkiai ir nepaslaptis, kad mobbinga yra gana daug gydymo įstaigos. Kaip jums, ar pavyksta ir jeigu pavyksta, tai kaip pavyksta keisti tą mąstymą, mentalitetą darbuotojų, kad jie tai priimtų, kad tai būtų norma, atvirumas, pagarba? Aš iš tiesų darau tokį dalyką, kad stengiuosi tiksliau bent jau vieną kartą per savaitę aplankyti visus skyrius, pašnekinti visus darbuotojus ir netgi užeiti po jų skyrių vadovų ir gydytojų darbo laiko, tai yra popietinis gerai laikas, vakaras, kad jie atviresni būtų. Iš tiesų šnekuosi ne kaip vadovas, o kaip, susėdam tiesiog ir pasišnekam. Visada sakau, sakykit atvirai, neišduosim nei vieno vardo pavardės, kas ką išsakėt, bet sakykit atvirai. Jeigu vadovas nežino, kas vyksta jo darbu, kiek iš tikrųjų tie skauduliai yra, sprendimų negali teisingų priimti, todėl kad tu nežinėt, kas vyksta. Dar raginu ir jie pas mane ateina iš tiesų, jeigu kažkas netinka, bet kada pas mane gali ateiti darbuotojas į mano kabinetą, jeigu aš tik nesu kažkokiam tai pokalbį ar dar kažkur, tai nei vieno, neišprašau, visų išklausau ir stengiuosi tą situaciją įsiaiškinti. Bet nedarau klaidos. Jeigu darbuotojai ateina kažkuo skųstis, tai nereiškia, kad aš einu į skyrių ir sakau jau skyriaus administracijai, kad jūs kažką negerai darėte, ar ne? Visada dvi tiesos yra šitoje vietoje. Ir tada aiškinės iš tiesų, kodėl ta situacija vyko, kas vyko. Bandai ieškoti tų sprendimų. Kartais darbuotojams ypatingai nenoriu sumenkinti ar kažkaip įžeisti, tikrai aš tu noriu pasakyti, kad to žemesnės kvalifikacijos darbuotojai, jie ne visada supranta teisingai tą situaciją ir galų gale net nesupranta, kas iš tos situacijos gali išsivystyti. Jie kartais pyksta ant pacientų, kad jie neklauso ir nevykdo jų pasakymų, ką jie ten turėtų daryti. Tada ir žmogiškai aiškina, kad tas žmogus yra jau kaip pacientas, yra tam tikro suvokimo, kitų taisyklių, kito auklėjimo, kitų tradicijų, ar ne? Jisai gali nepriimti tos informacijos, ką tu sakai, o tu pyksti. Tai dėlioji tą, ką įmanoma, bet iš tiesų lankau visus, šnekinu visus, leidžiu tikrai atvirai ir net sakau, jeigu norit įsišaukti, išeinam, mūsų įstaigos yra miške. Gerų orų mes, sakau, einam pasivaiščioti tiesiog į mišką ir pasakykit, kas yra negerai, išsakykit, išdrįskit tą pasakyti. Tas dalykas, ką mes tikrai taikom savo įstaigoje, mes nebaudžiam už klaidas, mes vertinam tas klaidas kaip tik išgarsinti, išsakyti, su tikslu nenubaudimo, bet klaidų ištaisimo ir paskelbimo kažkuria prasme tos klaidos visai aplinkai, kad kitas darbuotojas suprastų, kad jeigu tokia situacija įvyko, kad jinai gali išsirutulioti ne taip, kaip turėtų išsirutulioti. Tiesiog bandom užsikirsti kelią ir jokiais būdais, ta prasme, už klaidas bausų
už klaidas. Nu, vėlgi, tos klaidos klaidom nelygus, bet už tas kasdienės tokias paprastas klaidas mes aiškinamės priežastis ir bandom surasti sprendimus, kad jų išvengti, o ne bausti. Baudimas visada daveda iki to, kad darbuotojas pradeda slėpti, nes, žmogiška, nubaustas nei vienas nenorim būti, ar ne? Jis tada pradeda slėpti. Slėpimas vėlgi išsirutulioja į nelabai gerus dalykus. Kartais pavyksta nuslėpti, bet jeigu nepavyksta ir išsirutulioja į negerus dalykus, tada jau gaunasi labai rimta klaida, kurią tikrai reikia kažkaip kitaip spręsti. Tai pas mus tokie yra būdai. Mes esam ir didelė įstaiga, ir tuo pačiu tikrai tokia kompaktiška, sakyčiau, todėl man ir pasiekti tuos darbuotojus nėra labai sudėtinga. Aišku, mes turim tik 300 beveik darbuotojų, tai nėra tūkstantinė ligoninė, bet tą reikia daryti. Rasti tam laiko, kai vadovui ir tą daryti. Grįžtant prie klaidų kultūros, man džiugu girdėt, kad klaidos turi visgi būt mokymosi galimybė ir už tai neturi būt baudžiama ir darbuotojai turi būt skatinami, kad jie išsakytų tas klaidas ir jūs stengiatės, bet kaip tai pavyksta, nes vėl praktikoje žmonės išgirsta, bet jie, geriau jau aš nesakysiu, geriau pasakyti, tas pacientas buvo tokios būklės, juk yra, kad žmonės numiršta, kokia čia mano klaida, aš tikrai priėjau, visą naktį budėjau, bet gal ne visą naktį ir gal iš tikrųjų kažkur nuėjo prie kitur, dėmesio nebuvo, bet medicinoje gana dažnai būna taip, kad vieni kiti pridengia, nes, ką mums reikia problemų, ar teisinių, ar kokių nors kitų. Kaip mums pavyksta to pasiekti, nes žmonės paslaptis, jie bijo to klaidų, todėl kad patirtis normalus žmogiška reakcija. Bet, žinot, mes tikrai esam kelis atvejus, kuomet tokia klaida ir jos nuslempimas išsivystė į teisinį procesą. Ir tada šnekiesi su darbuotojais, ta prasme, kad jeigu mes būtumėm laiku užsikirtę kelią tolimesniam veiksmui, ta prasme, išsiaiškinę, galbūt kitaip elgėsi su pacientu, kitaip tokius veiksmus darė, kitaip bendravė su jo artimaisiais, ar ne? Artimiesiems plančiems išaiškinę, kad tai yra netgi, ne ta tiesioginė mūsų klaida, bet pasiekmė kažkokia tai. Vėlgi, neturėtumėm tų teisinių procesų. Kitu atveju, jeigu slėpi, tai kaip ir minėjau, vieną kartą pavyksta nuslėpti, ta prasme, ir tas užsiglaisto kažkokiu tai savaiminiu būdu, o kitą kartą išsivysto į negerus dalykus. Tai skatinam tikrai. Aš iš principo esu žmogus, kuris nekelia balso tono, ramiai išsprendžiu šitas situacijas. Manęs kartais irgi klausia, sako, o kaip jums pavyksta taip save suvaldyti? Tai sakau, žiūrėkit, kai jūs pamatot mane su kavos puoduku einančiu per mišką, žinokit, kad man jau nepavyksta ir aš išeinu tiesiog save atitraukti nuo tos situacijos ir blaivia galva grįžti atgal, spręsti blaiviai tą situaciją, o ne ūmiai, ar ne? Tai kiekvienas esam žmogus ir aišku, tas gali būti balso pakelimas galbūt nesąmoningas. Baisiausia turbūt yra, kai sąmoningai yra keliamas balsas, kai įsivaizduojama, kad vadovas, tapęs vadovų, atėjęs į tą poziciją, tampa kažkokiu, nežinau, caraičiu, kuriam galima viskas, ar ne? Tai jokių būdų nėra. Mūsų tiesiog darbai yra skirtingi tam tikrų lygių, bet balso kėlimas, menkinimas, kaip ir minėjau, ta prasme yra negalimas. Ir jeigu mes skatinam tas klaidas išsakyti ir už jas nebaudžiam, tai vis tiek jas slėps, bet kiti susimąsto, kad galbūt geriau pasakyti iš anksto, išsispręsti ir toliau nebeturėti bėdos. Taip, pavyzdys turbūt yra labai svarbus, kad kai kiti, kurie abejoja, netiki, kad už klaidų atskleidimą nebus bausmė, jie įstikina, kad visgi sakome teisybę ir niekas nuo to nenukentės, bet turbūt nukentės, jeigu klaidos yra ignoruojamas ir nesilaikomas tam tikrų taisyklių ir kultūros. Ir turbūt reikia laiko. Žmogus, darbuotojas turi būti tikrai turėti vieną arba kitą pavyzdį ir matyti, kad tikrai yra geriau šnekėti, negu kad slėpti. Ir tam reikia laiko, kad, viena situacija tokia pasimatytų, kita, trečia, bet tada jie pradeda atvirauti.
reikia laiko ir aš dar pagalvoju, labai svarbu irgi ir ugdyt žemesnės grandies vadovas, tai reiškia ir jūsų pavaduotoją ir taip, nes kartais, nu, būna, kad vadovas labai labai tinkamai stengiasi įdiegti visiškai reikalingus pokyčius, bet ir elgiasi pagarbiai ir, kaip ir jūs sakot, mano kabineto durys atviras, kiekvienas gali ateiti ir bus išklausytas, tačiau nu, negali direktorius viską ir yra svarbu tas vidurinės grandies vadovų ugdymas, kad jie tą kultūrą irgi perimti iš vadovo, skleistų, nes nu, negali vadovas, direktorius viską. Aš galiu pasidalinti su tokiu atveju, kad net vienoj ligoniniai rezidentas buvo paliktas vienas skubos pagalbos skyriui ir žmogų reikėjo reanimuoti ir jis nežinojo, ką daryti. Tai jis nubėga pas direktorę, direktorius nebuvo, nes pietų pertraukų nubėgo į valgyklą, iš valgyklos ištraukė direktorę ir, kadangi direktorė irgi gydytoja, kartu su direktoriu dviese reanimavo. Labai ačiū, fain, žmogų išgelbėja, bet turbūt reiškia, kad vadybai ne viskas yra tvarkoj, kad tokias situacijas atsiranda ir aišku, iš tokių situacijų reikia mokytis ir priimti sprendimus. Ir aš tai esu pastebėjęs, kad kai kur būna, kad direktoriai, vadovai per daug gina save. Tai prasme, galbūt ne per daug, kad vadovo toks yra darbas, dirbi 24 valandas, net kai miegi, nes mastai iš ryto gimsta idėjas, bet būtent, kad žemesnė lygmens vidurinės grandies vadovų ugdymas ir kad jie irgi pradėtų tinkamai bendrauti, nes tenka susidurt, kad atrodo viskas kaip ir gražiai deklaruota, interneto puslapis organizacijai parašytas, visas misijas, vertybės, politikos, kaip mes bendraujam, kaip mes ten netoleruojam, ten mobbingą ir taip, bet realiai organizacijai to egzistuoja. Ir taip, vienas dalykas yra laikas, ką jūs sakot, nepasikeis iškart, ir vadovas turi stebėti ir taip, bet turbūt yra tas irgi ugdymo klausimas labai svarbus. Kurį reikia daryti, nes, nu, negali vadovas viską, jo, nors jo atsakomybė yra pagrindinė. Aš dar tada norėčiau taip truputį pasidžiauti, aš įėjau į internetą, į Google ir prie Kazio Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės yra atsiliepimai. Tai reitingas gana aukštas kaip medicinos įstaigai, 4,1, tai, nes paprastai yra mažiau 4, jo, ir, pavyzdžiui, yra pozityvus toks, daug yra pozityvų atsiliepimai, pavyzdžiui, paskaitysiu fragmentus. Labai dėkoju visam Vičiūnų slaugos ligoninės personalui. Tai Vičiūnai jūsų pagrindinis filialas? Ne, mūsų vienas iš skyrių. Vienas iš, ja. Nu, čia konkrečiai Vičiūnų slaugos ligoninės personalai. Jie nuostabus, lai išsisklaido mitai, kad slaugos ligoninė tai myriop pasmerktųjų buveinė. Toli gražu tai netiesa. Tačiau yra, pavyzdžiui, ir toks komentaras. Tiesa, tokio pobūdžio yra mažiau. Šiaip nedėčiau ne vieno žvaigždutės, jeigu būtų galima. Mano senelis, kuris patekė čia aiškaus proto ir šiaip ganėtinai sveikas, pasimtas buvo nebesiorientuojantis, nebeatpažįstantis artimuoju, vien kaulai rodo, po trumpą laiko mirė. Kaip jūs galėtum pakomentuoti? Žinot, kai parašo, vėlgi, kokie yra artimųjų lūkesčiai ir kiek jie supranta to paciento būklę tuo metu. Nė vieno sveiko į mūsų įstaigas nepapuola. Jie papuola su dideliu slaugos poreikiu, tai reiškia, arba kūnas neveikia, arba galva neveikia, arba ir tas neveikia, ir ne tai, kas šiek tiek neveikia, rimtai neveikia. Vėlgi, reiktų šiuo atveju tada galvoti, kokia buvo to žmogaus senolio diagnozė, nes jeigu mes turim demensinį pacientą, tai kartais ta situacija jo labai greitai žemyn ir žmonėms, kai jie čia prabūna, tarkim, 120 dienų, labai ženklus pasikeitimas nuo tos pirmos dienos, kada jie atvažiuoja. Tai, kaip ir minėjau, kokie lūkesčiai žmonių yra, ką jie mato. Yra žmonių artimųjų, kurie, pavyzdžiui, įsivaizduoja, kad 5 metai žmogus po insulto,
nevaikštantis, gulintis su paralyžiumi, čia bus atvežtas ir pastatytas ant kojų. Tai yra tiesiog neįmanomi dalykai, ar ne? Tai vėlgi, kaip ir minėjau, žiūrint, kas ko nori. Bet šiaip pagal tą kiekį gerų atsiliepimų, padėkų, kokias mes gaunam kiekvieną savaitę, nes mes penktadieniais savo Facebook'o puslapyje skelbiam visas padėkas, ką mes esam gavę. Tai pagal tą kiekį, kokį mes jų gaunam raštu, kiek jų yra išsakoma žodžiu, tai tikrai mūsų įstaiga yra ta, kurią rinktis reiktų ir galima būtų tą daryti. Kokiams vadybinėms priemonėms jums pavyksta pasiekti, kad tiek daug darot gero ir tiek daug gerų atsiliepimų gaunat? Komunikuojam su personalu. Darom personalui psichologo paskaitas, mokymus, ta prasme, tas bendrinės, kaip reiktų bendrauti, kaip reiktų šnekėti, kaip reiktų aplamai matyti tą pacientą, ar ne? Ne tą daiktą, kuriam reikia ateiti, pakeisti sauskelnes ir pamaitinti, jeigu jis nevalgo, bet matyti jame žmogų. Ne? Tai mes tikrai turime ir psichologus, mes turime puikius socialinius darbuotojus, mes turime užimtumo specialistę, mes turim dvasinį asistentą, mes turime muzikos specialistę, kuri kartu su jais muzikuoja. Pas mus yra nemažai menininkų, kurie ateina, muzikantų, kurie ateina nemokamai pakoncertuoti. Tai ir smuikininkai, ir kanklininkai, ir dainininkai, ta prasme, įvairių tikrai, ir mes stengiamės to žmonės edukuoti kiek įmanoma, nes tokioj aplinkoje šiek tiek pabuvę, jie į savo tas palatas, į savo skyrius grįžta irgi kitokių nuotaikų. Socializuojam kiek įmanoma tą daryti. Bet šiaip labai didelė šneka vyksta su darbuotojais, iš tikrųjų, ne tada, kada pamato, bet jinai nuolatos vyksta, kaip reikia matyti žmogų ir kaip su juo galima, kaip reikia su juo elgtis. Gydymo įstaigas labai aštrai susiduria su slaugytojų trūkumu. Ir slaugytojas taip pat vis labiau įgalinamas, galim sakyt, perima žymiai daugiau funkcijų ir iš gydytojų, taip pat kartais tampa atveju vadybininkais, dirba, kad reikia su daugybinėms lygoms. Tai vis labiau medicina ir vis mažiau tą, tiesiogiai, kad reikia žmogų ten nupraust, ten keisti jam vystyklus, pampersus, visas tas funkcijas jau padėjėjai, kaip anksčiau sanitarai. Ir dėl to ir padėjėjų trūksta, ir slaugytojų. Kaip jūs sprendžiat šitą problemą? Ar susidurat su tuo ir kaip jūs sprendžiat? Slaugos ligoninėse iš tikrųjų griežtai reglamentuotas yra pacientų ir darbuotojų santykis. Reiškia, kiekvienas slaugytojas, padėjėjas, gydytojas turi konkretų apibrėžtą pacientų kiekį, su kuriuo jisai turėtų dirbti, ar ne, neviršyti jo. Tai mes tą irgi tokią prievolę turim ir, net nežinau, turiu pasigirti, kad šiai dienai, jau koks pusmetis turbūt netgi, mes niekada neieškom nei vienos slaugytojos, nes neturim nei vienos laisvos darbo vietos. Slaugytojų padėjėjų šiandieną ieškom 2. Tai va tokia mūsų situacija. Darbuotojų kaita, negaliu sakyti, kad jos nėra, jinai yra natūrali, žmonės ir pensiją išeina, ir ilgam nedarbingumui, ir po to pagal sveikatos būklę nebegrįžta į darbus, nes tai yra tikrai sunkus darbas. Bet mums pavyksta surasti, nes mes ir kartais ir tuo naujai ateinančių darbuotojų klausim, sakom, kaip jūs, ta prasme, kodėl mūsų rinkotės, pavyzdžiui, nes iš tikrųjų gydymo įstaigų dabar, kuriuose yra laisvų darbo vietų, yra tikrai pasirinkimas ir įstaigos, ir skyrius, ką nori, gali rinktis, kodėl mūsų renkatės. Tai pirmiausiai, sako, pasižiūrėjom atlyginimus, jie nėra labai ženkliai didesni, bet šiek tiek didesni. Sako, turim atsiliepimų iš savo kolegų, nes vis tiek žmonės yra bendraujantys savo bendruomenėse, nes aplinkos, kokia pas mus yra šiuo metu sukurta, tas juos skatina irgi ateiti, nes tikrai žmonės gali gauti gerus atlyginimus, bet jeigu yra labai didžiulis mobbingas įstaigoje arba nesiskaitimai visokie, tai žmonės tiesiog kartais pinigai nebeturi tos svarmens, norisi tiesiog ramiai darbą dirbti, ar ne? Tai tokia situacija pas mus šiai dienai, o jeigu kalbant bendrai apie Lietuvą, iš tiesų yra su slaugytojais ir su padėjėjais yra didžiulė bėda. Ir labai gaila, bet mes kaip valstybė labai smarkiai pavėlavome spręsti tą problemą.
Jeigu skaičiuojama, kad maždaug po 600 slaugytojų reiktų papildomai ruošti kiekvienais metais, kad mes maždaug po 10 metų pasivytumėm tą kiekį, koks reikalingas Lietuvai. Ir ministerija kažkuria prasme džiaugiasi, kad pernai priėmė 100 daugiau, šiemet 85. Tai kiekvienais metais mes einam į dar didesnį minusą su slaugytojais. Ir čia dabar, žinot, dar ir tas variantas, kad šiaip įstaigose gydymo yra tik rekomenduojamo pobūdžio darbas ir slaugytojam ir padėjėjam kiekį pacientų. Bet jeigu ministerija reglamentuotų apibrėžtą taip, kaip yra slaugos įstaigose, va tada pagrindinis krachas turbūt ir pasimatytų. Nes jeigu šiuo metu dirba slaugytojas su 30-40, o iš tikrųjų turėtų dirbti su 15 arba 20, tai tas trūkumas būtų milžiniškas, aplamai milžiniškas. Bet vėlgi Lietuvoje yra ta bėda, kad, o jeigu grįžtant prie slaugytojų padėjėjų dar, tai čia yra dar didesnė bėda, nes Lietuvai skaičiuojama, kad slaugytoja turėtų dirbti su 2 slaugytojo padėjėjais, ar ne, kad tas darbas būtų normalus ir ta priežiūra būtų normali. Tai jeigu taip skaičiuojant, tai slaugytojų padėjėjų Lietuvai šiai dienai reikėtų 40 000, o jeigu aš neklystu, jų yra iš viso apie 4 000. 10 kartų mažiau. Šiai dienai taip. Reikia tą pripažinti, atlygiai nėra tokie, slaugytojai padėjėjai nėra tokie, kurie skatintų šitą profesiją rinktis. Ir žmonės, aišku, renkasi kitokius būdus. O bendrai apie Lietuvą šnekant, tai mūsų demografinė padėtis jau dabar šiuo metu yra tokia ir jinai negerėjanti, o tikrai blogėjanti. Mes negimdom jaunimo tiek, kiek reikėtų, kad galėtų būti žmonių, kurie rinktųsi šitą profesiją. Tai mes galim skatinti visokiais būdais, bet mes žmonių tiesiog tiek neturim, kad galėtumėm šitą skylę užsikišti. Tai tą darbą reikėjo, tiksliau suklusti reikėjo turbūt jau prieš kokius gerus 30 metų, kada prasidėjo dar slaugos studijų studentų vilionės Orange programa, į Vokietiją, į Angliją, ta prasme, į Norvegiją, į visas Skandinavijos šalis, tai buvo signalas, kad reikia jau kažką pradėti daryti. Tai šitiek metų nieko nedarėm, o dabar jau daėjom iki to, kad tikrai yra didžiulė bėda. Tai nors ir pas jūs šiuo metu slaugytojų netrūksta, bet matyt su tą problemą ir jūsų įstaiga taip pat asmeniškai susidurs. Manau, kad susidursim kažkurio metu, tikrai mes turėsim irgi. Nes tiesiog žmonių nėra tiek, kiek reikėtų, automatiškai nežinau, kokiom vilioniam turės įstaigos vilioti tuos, bet čia ir gaunasi tas paklodės tampimas nuo vienos įstaigos, viena persivilioja iš vienos, paskui vėl tie grįžta kažkur, tai va tas sklaidimas. Iš darbuotojo pusės labai gerai, nes tu turi galimybę rinktis. Kai aš baigiau studijas, tai tikrai darbo vietą gauti, tais tarybiniais vadinamais laikais, tikrai buvo labai sudėtinga ir tas darbo labai saugojo. Ir tikrai buvo sudėtinga gauti darbo vietą. Dabar tu gali rinktis, kuriam nori Lietuvos krašte ir kurioje nori įstaigos. Iš vienos pusės teigiamai mes galim žiūrėti, todėl kad slaugytojai gali rinktis, pasirinks tas įstaigas, kur yra gera vadyba, kur yra geresnis atlyginimas, nors ir šiek tiek, kaip jūsų atveju, tačiau ilgalaikoj perspektyvai, žinoma, be kažkokių politinių sprendimų turbūt neišsisuksim, turbūt ir matyt atsivers duris ir kažkokiai migracijai. Taip pat turbūt ir užsienio studentus, kad priimt slaugą, bet tai jau, kadangi pavėluota, tai efektas tik vėliau, tai matyt su sunkumu susidurs ir matyt tai irgi yra, kad našta ant gyventojams, artimiesiems, ant jų pečių išlieka ir ko gero tik didės, ir čia irgi turbūt yra svarbu, kad visuomenė ugdyt, kaip slaugyti žmogų namuose, tai ar jūs irgi esate įtraukti į pacientų artimųjų mokymus ir ugdymus, kaip prižiūrėti ligonius? Mes gal susidurėm, žinokit, su kita problema. Mes kuo toliau, tuo dažniau stebime, kad artimieji, vienas dalykas, neturi sąlygų prižiūrėti savo žmogų. Kita dalis nenori to daryti, nes įsivaizduoja, kad valstybė turi užtikrinti ir prižiūrėti jo tėtį, mamą ar dar kažką, tai valstybė. Valstybė pati iš tiesų padarė klaidą, deklaruodama visą laiką, daugelį metų deklaruodama, kad
valstybė pasirūpins, jums nieko nekainuos, lyg ir nustumdami tuos artimuosius, ar ne? Lietuva visada turėjo tą tradiciją, kad mes savo artimuosius, savo senus tėvus mes nukaršindavom namie, ar ne? Stengdavomės, kad tas įmanoma būtų. Dabar kažkurį laiką tie visi šeimos nariai buvo nutolinti, lyg buvo sakoma, kad, na, jūs kaip ir nesikiškit, čia viską valstybė užtikrins ir viską padarys. Ir atsitiko taip, kad tie artimieji dabar žmogus yra kažkokioje įstaigoje ir jis ateina tik tai aplankyti. Taip, smagu, atėjai, atnešė jogurtą ar ten vynuogių, pabuvai valandėlį ir išėjai, ir neapsisukęs. Ne kasdieninis ištisinis darbas su tuo žmogum. Tai va tą tradiciją mes praradom, kas yra labai gaila, dabar prie jo sugrįžti sunkiai įsivaizduoju tą. Ir tada namiškiai, kai gaunant tą prievolę kažkuria prasme, nes kitos išeities nėra, jie turi pasimti jį namo, tada būna labai pikti. Ir tai yra, na, normalu, aišku. Bet kuo toliau, to mes matome dar tokį, kas iš tiesų, aš kartais, mano kabinetas netoli priėmimo skyriaus ir aš užeinu ne tiek ir retai priėmimo skyrių, o jau, kad mano kabineto durys atidarytos, tai jeigu garsiau artimieji šneka, tai ir man girdisi kabinete. Jie atveža savo artimai į įstaigą ir pasako, kad jūs darykit su juo, ką norit, aš po 120 jo išnaudotų dienų jo namo neimsiu. Tai skauda aplamai, mums skauda, kad šitaip elgiamas su žmogum ir labai skauda už tą žmogų, ypatingai jeigu jis yra sveiko proto ir neveikiančių kūnų. Kai jisai suvokia, kaip su juo artimieji elgesi ir kaip jisai tampa tikrai tokia našta, kurią tiesiog bandoma atsikratyti. Ir po tų 120 dienų mums kaip įstaigai tenka spręsti, kur tą žmogų padėti. Nes jeigu tai yra tikrai labai sunkus pacientas, globos įstaigos sunkių pacientų nenori imti, nes su jais labai daug darbo, su jais labai daug išlaidų, sakykime, ar ne, nes reikia tam tikros aparatūros ir tam tikrų specialistų, kad su jais dirbtų. Tai globos įstaigos nenori, o dėti jo nėra kur. Nes artimųjų arba nėra, arba iš tų artimųjų vėlgi tas pats antra pusė senolio, kuris negali to daryti, fiziškai ir protiškai negali žmogus to daryti, arba ir nenori daryti. Tai tampa mūsų galvos skausmu, kur tą žmogų padėti. Ką daryti? Ieškom visokiausių būdų, kalbam ir su socialiniu skyriu savivaldybės, ta prasme, ieškom būdų, ką daryti. Iš tiesų, todėl, kad nenumatyti tokie dalykai ir gaunamės mes tokioj situacijoj, kad tiesiog, žinoma, jeigu tu žinai, kad to žmogaus neįims artimieji namo, ar ne, arba neturi sąlygų imti, arba iš tikrųjų pacientas tokios būklės, kad neįmanoma jo namie prižiūrėti, iš tiesų. Tai jau nuo pat pradžios tvarkome dokumentai per neįgaliųjų tarnybas, per tą vadinamą antą, per psichiatrus, per neurologus, kokia būklė paciento, šnekama su savivaldybės socialiniu skyriu, ieškoma būdų. Nebuvo taip, kad pasiliekame jį po 120 dienų dar savo paturėti, tada randamas tas sprendimas, bet tada mūsų kelias ir mūsų darbų labai padaugėja. Kaip įgyvendintant teigiamus pokyčius visuomeniai, kad visgi labiau galvoti apie savo artimuosius, o ne taip, kad čia yra slaugas ligonė, jūs privalot ir aš namo neimsiu. Ką reiktų daryti? Toks retorinis klausimas. Retorinis, tikrai. Bet gal aš pradžiu, tai žinot, reikėtų, čia jau iš valstybės pusės, aišku, reikėtų labai aiškiai įvardinti, kai mes, pavyzdžiui, pas mus pacientas, ką mes už tą įkainį privalome suteikti ir daryti, ir kas nenumatyta, neįskaičiuota tą įkainį. Nes dabar įsivaizduojama, kad jeigu slaugos ligoninę paguldė, tai mes privalom padaryti viską. Apvežioti po visus specialistus, okulistus, kardiologus ir visur kitur, ar ne? Padaryti tam tikrus dalykus, kurie tiesiog net nepriklauso mums, net kaip įstaigai mes nesam įpareigoti jokiais teisės aktais, nei tų specialistų turėti, nei mums apmokėjimas numatytas už tos veiklas ir darbus. Tai labai reikia aiškiai vardinti. Kitas dalykas, iš tikrųjų reikia grąžinti tą dalyvavimą šeimos, žmogaus gyvenime ir jeigu jie nenori savo fiziškai prisidėti, tai tada finansiškai turėtų prisidėti prie šitų žmonių išlaikymų. Nes dabar labai paprastas pavyzdys. Jie, kai guli slaugos įstaigoje, taip, jeigu yra nustatytas slaugos arba priežiūros poreikis iš socialinio skyriaus, jie tų pinigų negauna, kol jisai guli slaugos ligoninėje.
bet žmogaus pensiją gauna. Ir jeigu jisai būna, tarkim, ar paliatyvus pacientas, kuris tikrai būna pas mus iki mirties, nepriklausomai kiek jisai bus, ta prasme, pagal jo būklę, jisai turi neribotą laiką gyvenimui slaugos ligonį, visą tai dengia valstybė. Visą tai dengiam mes, visi mes, kas moka mokesčius. O pensijos eina į sąskaitas artimiesiems, ta prasme, naudojasi, sakykim, galvokim, kad taip ar ne. Tai jeigu jau tokie dalykai iškyla, tai kažkokį laiko tarpą tikrai valstybė turėtų įsipareigoti padengti visas išlaidas, bet vėliau jau turėtų prisidėti ir žmogus savo finansais. Tada ir valstybė lengvesnė našta būtų. Ir tada slaugos įstaigose galbūt ne 120, o ilgiau galėtų žmogus gulėti, peržiūrint jo apmokėjimo tvarką. Tai aš tai matyčiau tokį sprendimą, bet sunkus dalykas, bet reiktų atgal įtraukti artimuosius. Sakau, jeigu ne fizinių savo veiksmų, tai bent jau finansais. Jau yra žmogaus psichologija, tai ką lengvai paprastai gauna, tą ir nevertina, o kai pats turi kažką investuoti, arba nuosavą laiką, arba pinigus, tada kažkaip ir tas požiūris keičiasi. Gerai, tada aš jau, kadangi jau laikas taip artėja prie pabaigos, aš dar norėčiau paklausti apie vadybą. Kokios būtų jūsų rekomendacijos kitiems medicinos įstaigų vadovams? Ką reikėtų daryti, kad visgi gydymo įstaigas funkcionuotų efektyviau ir mažiau būtų tokių neigiamų apraiškų, apie kurias kartais tenka skaityti žiniasklaidoj, kad kažkoks gydytojas patiria mobbingą, ar ten net nedaug dievė, kaip yra ir buvę, nusižudė. Apsidaryti ir pamatyti žmogų. Ir darbuotoją, kuris yra tavo įstaigoje, ir vertinti tą darbuotoją. Iš tikrųjų, žinot, kai aš sakau, tu vadovas gali būti, bet jeigu iš savo įstaigos išsilaksto tavo darbuotojai, tai ko vertas tas tavo vadovavimas, iš principo veikla ar pačios įstaigos, jinai negalima be darbuotojų. Manęs kartais pajuokaudami gydytojai supyksta, sako, jūs mus prasčiau vertinat negu slaugytojų padėjėjas. Nes aš visą laiką akcentuoju, kad bent jau slaugos įstaigose, ar ne, aš nekalbu apie kitas, aš kalbu apie slaugą, slaugos įstaigose pagrindinis krūvis ir darbas vis tiek lieka slaugytojams ir slaugytojų padėjėjams. Visi dirba, tikrai visi dirba šio klausimu, bet vis tiek didžiausias krūvis. Nes ir slaugytojas, ir slaugytojo padėjėjas dažniausiai prieina prie to paciento, dažniausiai mato jo visas emocijas, dažniausiai būna ir tų pačių pacientų aprėktas, ir tų artimųjų aprėktas. Tikrai tokių dalykų pasitaiko. Tai jeigu pacientų balso kelimą mes nereaguojam taip, kaip reaguotumėm į kito žmogaus ir balso pakelimą, nes priemam taip kaip pacientą, juolab jeigu, žinot, kai aš minėjau, pas mus nei vieno sveiko nėra. Tai jeigu tai yra galvos problemos, tai vėlgi kitaip reaguoja į tą tikimą. Bet kai artimieji pradeda balsus kelti, va čia jau šitas pas mus negalima, ar ne? Ir mes savo dalymo tvarkos taisyklėse nurodę ir šitą irgi akcentuojam ir visiškai netoleruojam. Visada prašom, kad ir gydytojais į gydymo istorijas, statusus ir slaugos personalas ir slaugos istorijas įrašytų apie netinkamą pacientų artimųjų elgesį. Visada. Tada tos klausimus sprendžiam. Nes iš tikrųjų, jeigu tai yra nepagarbu, jeigu tai yra neadekvačios reakcijos artimųjų, tada rekomenduojam savo žmogų pasiimti namo ir žiūrėti patiems, nes mes to netoleruojam. Jeigu vadovas sėdi tik savo kabinete, kai bunkerį užsidaręs ir nežino, kas vyksta jo įstaigoje, tai va tada tokie dalykai ir vyksta. Jeigu tu eini per žmonės, matai, girdi juos, tada ir sprendi tas problemas ir užsikirti kelią jų įvykimui. Nesakau, kad negali tokių dalykų įvykti netgi ir darant visus šitos veiksmus, bet tikimybė išlieka tikrai mažesnė. Taip. Medikų darbas dažnai yra nedėkingas, kaip ir jūs minėjot, kad jūs esat priversti daryti daugiau negu priklauso. Ir nežiūrint tai, kad darot daugiau negu priklauso, dažnai gaunasi taip, kad iš paciento artimųjų dar yra pretenzijų, kad per mažai darot. Ir žinoma, kai darbuotojai tai išgirsta, jie patiria stresą, neigiamas emocijas ir labai svarbu yra, kad
būtų tarpusavio supratimas ir palaikymas ir visų pirma darbuotojų palaikymas iš vadovybės, nes sudegti yra labai lengva, ne veltui tyrimai sako, kad didelė dalis medikų dirba chroniškai perdegę, ant perdegimo ribos. Ir turbūt tas geras santykis, tinkamas mikroklimatas, pasitikėjimas, atvirumas, palaikymas yra tie vadybiniai faktoriai, kurie yra labai svarbus dirbant su personalu. Tikrai taip. Ieva, jums dėkoju už įdomų pokalbį, linkiu sėkmės. Smagu, kad jūsų reitingai aukšti ir linkiu taip pat, kad jie išliktų, kiltų ir jūs tvarkytum su tais iššūkiais, kuriuos laukia visa medicina. Tai Ačiū labai. jums. Ačiū. Dėkui.